Kągi, mylėję, šį rytą turėsite nuostabią progą pavartyti savo šventuosius raštus, taigi šitos naujosius vertimus, kuriuos turime gavę. Noriu pradėti nuo mūsų praeitų pamokslų, mūsų praeitų susitikimų apkalbėtų temų. Keletą sekmadienio taip jau gavosi, kad priminiau mums visiems apie Dievo meilę ir priminiau Dievo meilės apraiškas tam, kad mes galėtume savo praktinėme gyvenime tas tiesas prisiminti ir jomis ir pasiguosti, ir pasidžiaugti, sutvirtinti savo širdį ir sutvirtinti ir sutvirtėti pasitikėjime Dievu, pasitikėjime Jėzumi Kristumi. Ir kaip loginė tiesa kalbos apie Dievo meilę mums tikintiesiems, jūs prisimenate, praeitą sekmadienį kilo ir tokia mintis, kad mums iš tiesų laiks nuo laiko bent jau yra būtina save vis pasitikrinti. Ar mes esame Dievo vaikai iš tiesų? Ar mes liekame ištikimi jam? Ar mes kaip Dievo pašauktieji keliauti į savo dangiškuosius namus nenuklystame nuo to kelio, kurį Dievas mums yra nurodęs? Ir šiandien yra tarsi to pakvietimo pasitikrinti tąsa ir noriu pradėti nuo priminimo apie tai, kad iš esmės mes gyvendami čia šito žemėje mes visi keliaujame į asmeninį susitikimą su Dievu. Ir keliaujame į įvykį, kuris yra vadinamas Dievo teismu. Dievo teismu. Kiekvienam iš mūsų, ne tik kad iš mūsų tikinčiųjų bendruomenė esančių, taip, bet iš viso kiekvienam žmogui teks duoti ataskaitą už savo gyvenimą nugyventą, už savo darbus padarytus pačiam Dievui. Ir tai yra Evangelijos tiesa. Ateis metas savo nustatytų laikų, Dievas teis visus žmonės. Būkite malonus, atsiverskime laiško Romiečiams 2 skyrių. Pasižiūrėkime, ką apie tai kalba mums apaštalas Povilas šventojoje dvasioje, šventosios dvasios įkvėptas. Laiškas Romiečiams 2 skyrius. Aš aišku linkėčiau jums pradėti skaityti nuo pirmos eilutės ir pamatyti visus tos paraginimus, kuriuos apaštalas Povilas yra įdėjęs skyriaus pradžioje. Aš pats noriu garsiai paskaityti. Noriu paskaityti nuo 2 skyriaus 5 eilutės. Apaštalas Povilas kreipėsi į žmonės bendruomenėje, kalbėdamas bendrai visiems žmonėms pasaulyje. Ir jisai skelbė štai tokią tiesą. Nuo 5. Savo užkietėjimu bei neatgailaujančia širdimi tu pats savo kaupi rūstybę, Dievo rūstybės ir jo teisingo teismo apsireiškimo dienai. Jis kiekvienam atmokės pagal jo darbus. Tiems, kurie ištvermingai darydami gerą, ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo amžinojų gyvenimų, o išpuikėliams, kurie nepaklūsta tiesai, bet yra pasidavę neteisumui, pykčiu ir rūstybė. Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą. Pirma žydo, paskui graiko. Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gerą. Pirma žydui, paskui graikui. Juk Dievas nėra šališkas. Taigi, Dievas įvertins visus žmonės pagal jų darbus. Ir aiškiai girdime apaštalo Povilo pareiškimą šventojoje dvasioje. Visi žmonės be išimties bus įvertinti pagal savo darbus. Tiek tikintieji pagal jų padarytus darbus, tiek netikintieji. Kada aš sakau šį rytą tiek tikintieji, aš visų pirma turiu galvoj tikinčius viešpatį Dievą, Jahvę, per jo paskirtąjį tarpininką tarp Dievo ir žmonių, Jėzų Kristų. Tikintis Jėzaus Kristaus auka
dėl žmonių nuodėmių, tam, kad žmonės būtų sutaikyti su Dievu ir įgytų galimybę gyventi gyvenimą, kuris tęsis amžinai. Mes tikime Dievą per Jėzų Kristų, tikime Dievo siųstą mums paguodą ir pagalbą per šventąją dvasią, pripažįstame, kad visa reikalinga šviesa mums yra apreikšta Biblijoje ir tai yra esminiai mūsų krikščioniškojo tikėjimo postulatai arba dalykai. Kiekvienas žmogus teisiamas bus pagal darbus. Kaip jūs manote, kodėl? Kodėl pagal darbus? Ne tikintieji pagal darbus, tikintieji pagal darbus. Jūs prisimenate tikriausiai paties Jėzaus žodžius, kad kiekvienas medis ir jo kokybė, jo tinkamumas yra pažįstami iš vaisių, ar ne? Sako, nerenkame obuolių nuo eglės, aš sulietuvinu truputėlį, ir nieks nevalgo kriaušių nuo kad ir obels, ar ne? Kiekvienas medis yra pažįstamas pagal savo darbus, ta prasme pagal savo vaisių. Taigi ir žmogus yra pažįstamas ir jo esmė yra pažįstama, jo prigimtis yra atpažįstama iš to gyvenimo būdo, kurį gyvena žmogus, iš darbų. Jums tikriausiai teko girdėti mūsų visuomenės gyvenime, politinėme gyvenime ir teko stebėti tokį reiškinį, kad kartais žmonės iš tikrųjų, kaip tarkim politikoje, ne? Labai gražiai kalba, daug dalykų pažada, tačiau realūs darbai stipriai skiriasi nuo tų pažadų, kurie buvo duoti ir nuo vilčių, kurios buvo suteiktos žmonėms. Žmogus net ir bažnyčioje būdamas ir pamaldas lankydamas gali kalbėti gražiai, gali pamaldžiai kalbėti, ar ne? Ir turėti padoraus žmogaus išvaizdą. Tačiau pažvelgus į jo darbus ir bendrą gyvenimo būdą, yra matyti, kad iš tikrųjų Dievo pažinimo jame nėra. Darbai rodo, kokie mes esame. Realus, praktinis gyvenimo būdas rodo, kokie mes esame. Todėl Dievas teis kiekvieną žmogų, ne pagal tai, ką žmogus kalba, kuo dedasi, bet pagal tai, kas jis iš tikrųjų yra. Dievui pažįstamos mūsų širdis. Ir šiandien dieną aš norėjau tiesiog paimti ir paskaityti keletą ištraukų iš Viešpaties apreiškimo apie tai, kokie žmonės yra svetimi jam. Kokie žmonės nieko bendro neturi su Dievu. Kokie darbai liudija, kad nėra žmogaus gyvenime Dievo tiesos, Dievo pažinimo, Dievo dvasios, Dievo meilės ir panašiai. Keletas raštų vietų, kur aš bendrai pats savo pasirašiau tokią pastabą. Tokie nepaveldės Dievo karalystės. Tokie negyvens. Taigi pradėkime nuo pirmos ištraukos mūsų šventame rašte. Pirmas laiškas Korintiečiams, 6 skyrius, 90 eilutės. Pirmas laiškas Korintiečiams 6, 9, 10. Kad aš labai nenusiboščiau, aš paprašysiu, kad kiti žmonės paskaitytų tą ištrauką ir matau, Giedrė jau yra atsivertusi. Giedrė bus jūsų pirmas skaitinys, 1 Korintiečiams 6 skyrius, 90 eilutė, gerbiamas Vytautai. Jeigu jūs nieko prieš, atsiverskit laišką Galatams 5 skyrių. Jums reikės paskaityti, kai reikės, tuo metu, kai paprašysiu. Galatams 5 skyriaus 19-21 eilutės. Irena, matau, Masevičienė atsivertusi laiškas Efeziečiams 5 skyrių, susiraskite, pasižymėkite, paskaitysite mums 6 eilutės pirmas. Kas čia dar? Kadreckienė. Jeigu jūs nieko prieš, apreiškimų knygą. Apreiškimų knyga 22 skyrių. Čia noriu, kad jūs būtumėte tas rašto vietas atsivertę, pasiruošę paskaityti, bet kartu galite atsiversti ir visas kitas rašto vietas. Taigi paklausykime, kas yra sakome pirmam laiške Korintiečiams 6 skyriuje 9-10 eilutėse. Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite, nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.
būtų gerai, kad jūs turėtumėt prieš akis tos išvardytas savybės ir vis savo pasikartėtume. Nes yra didelė galimybė, kad mes išgirdome žodį, kuris buvo perskaitytas ir jau nebežinome, ką mes girdėjome. Gali būti, kad mintis kažkur kitur, gali būti, kad vienas kitas žodis praslydo, todėl jeigu jūs turėsite prieš savo akis šitą sąrašą arba šitą ištrauką ir perspėjimą, tai bus mums labai naudinga. Kokia prasme apaštalas Povilas sako šitos žodžius? Aš noriu, kad jūs žinotumėte, aš jums sakiau ir dar kartą kartoju, kad šitokius darbus darantys žmonės neturi dalies Dievo karalystėje. Ir jis išvardina keletą tų darbų, kurie apibūdina žmonės, kurie neturi nieko bendro su Dievu. Noriu priminti kontekstą šitos ištraukos ir šitos perskaitytos vietos. Apaštalas Povilas rašo bažnyčiai, rašo bendruomenė ir sako, jūs esate Dievo žmonės. Jūs esate Kristaus kūno nariai ir sanariai. Jumise kiekviename atskirai gyvena Dievo šventoji dvasia ir tai padaro jūs šventikla Dievui. Ir čia yra tokia, kaip čia pasakyti, žodžių žaismas. Visi tikintieji žmonės, tikintys Jėzumi Kristumi ir turintys Dievo šventąją dvasią, bendras susirinkimas, kada susirenka į vieną vietą, kada kartu Dievo vardu garbina Dievą, jie yra Dievo šventikla, jie yra Dievo namai. Tikintys žmonės yra Dievo namai. Ir tuo pačiu kiekvienas atskirai taip pat yra šventikla Dievui. Kiekvieno kūnas, kurį mes turime, yra Dievo šventosios dvasios gyvenama vieta, todėl šventikla Dievui. Ir apaštalas Povilas sako, Dievo žmonės ir Dievo šventikla neturi nieko bendro su nusikaltimu ir nuodėmiu. 5 skyriaus pabaigoje, 1 laiško korintiečiams 5 skyriaus pabaigoje, jeigu jūs pasižiūrėsite keletą eilučių, jūs rasite praktiškai tą pačią mintį, kurią mes perskaitėm 6 skyriuje. Povilas sako, jūs esate bažnyčioje, jūs esate šventi žmonės, todėl neturėkite nieko bendro, kurie jums nepriklauso. Jeigu yra tokie, kurie yra vadinami broliai sesėmis, bet juos apibūdina nuodėmė, nusikaltimas ir tam tikri darbai, kurie liudija tamsą arba Dievo pažinimo trūkumą, sako, pašalinkite tokius iš savo tarpo, nebendraukite. Jie jums nepriklauso. Apaštalas Povilas 5 skyriuje labai griežtai sako, jie yra svetimi, jie yra laukujai, tie, kurie ne Dievo namuose, bet tie, kurie lauke. Darbai padeda atpažinti tuos, kurie yra lauke. Taigi, tikinti žmonės mes esame pašaukti būti švarus, siekti švaros ir dvasinės, ir kūno švaros, kūno sveikatos. Grįžtam prie 6 skyriaus. Sako, neteisieji nepaveldės Dievo karalystės. Šituo atveju trumpas komentaras. Kas yra tie neteisieji? Naujam testamente po viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo, mirties ir prisikėlimo, teisumas žmogui yra dovanojamas tam, kuris pasitiki Jėzumi Kristumi, pripažįsta jį savo ne tik gelbėtojų, nuodėmių atleidėjų, išvaduotojų iš šėtono valdžios ir pikto, bet ir savo viešpačių valdovų. Mes tikime, pasitikime, paklūstame. Taigi tie, kurie yra teisūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi, tie gyvens. Kita biblinė prasmė žodžio teisumas yra aiški. Tie, kurie gyvena paklusdami Dievo įstatymų, įsakymams ir nurodymams, tie yra teisūs, tie gyvens. Tie, kurie atitinkamai nepasitikė Jėzumi Kristumi, tie, kurie nesilaiko Dievo žodžio ir Dievo įstatymo, jie yra neteisūs. Ir dažnai juos apibūdina štai tokios savybės. Jūs prisimenat, ką skaitėme? Giedrė, prašau dar kartą išvardinimą tą. Nei... Tai 10 tada, ne? Jo. Nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei klikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai. 9 eilutė. Nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai. Taip.
Ar kuris nors iš tų išvardintų žodžių yra mums neaiškus? Ištvirkeliai. Ištvirkelės šitas žodis turi prasme visos, bet kokios rūšies lytinį nesusivaldymą. Tai yra nesantuokintiniai lytiniai santykiai, tai yra svetimavimas tame tarpe, kada turi lytinį bendravimą svetimi vyras, žmona ir nesusituokęs, susituokius ir panašiai. Ištvirkimas turi prasme dar ir tam tikrą nesusivaldymą bet kokiuose gyvenimo reikaluose srityje, kada žmogus turi atlikti pareigas, bet jisai pasirinka savo asmeninę naudą, savo asmeninį pasimėgimą, mėgavimais, malonumais ir atleidžia savo pareigas bet kurioje srityje, ar tai būtų šeima, ar tai būtų darbas, ar tai būtų kažkokios pareigos visuomenė ir panašiai. Tas žmogus, kuris mėgaujasi malonumais ir nedaro tai, kas privaloma, yra pasileidęs ir ištvirkęs. Bet pirminė prasme turime galvoje lytinį pasileidimą. Toliau, kas dar? Homoseksualus. Homoseksualus turime dvi prasmes. Tai yra tie, kurie leidžia savimi naudotis kitiems tos pačios lyties asmenims. Tai yra pasyvus homoseksualumas, taip vadinamas. Ir yra homoseksualūs žmonės tie, kurie naudojasi kitais. Tai yra aktyvusis homoseksualumas. Jie yra skirtingų žodžių graikų kalboje ir turi šiek tiek kitokias prasmes. Tie, kurie yra pasyvus homoseksualai, taip vadinami, jiems yra priskiriama dar tam tikra savybė. Tai yra sumoteriškėjimas, lepumas, rafinuotumas ir tas žodis, kuris išreiškia homoseksualumą kaip moteriškumo prasme, turi prasme, paaiškinsiu tokią. Žmogus yra tas, kuris mėgsta malonumus. Jam labai patinka aukštos kokybės, labai plonos drobės rūbai. Kaip atsimenate, Jėzus Kristus, kada kalbėjo apie Joną Krikštytoją ir sakė, ko išėjote į dykumą pas Joną Krikštytoją? Žmonės, ko jūs ten ieškot? Ko bėgat pasižiūrėti į tą, pasiklausyti to bepročio žmogaus? Nes žmonės jis laikė išprotėjusi, dykumoje rėkaujančių, visus barančių ir panašiai. Sako, jeigu išėjo ir pamatyti aukštos kilmės, rafinuoto, švelniais rūbais vilkinčio žmogaus, auksą mėgstančių žmogaus, tai čia ne jisai, jis nėra toks. Taigi, dalis homoseksualų, tie, kurie yra pasyvus, yra apibūdinami žodžių, kurie reiškia mėgsta prabangą, mėgsta malonumus, nemėgsta sunkiai dirbti, nemėgsta kovoti, kariauti, nugalėti, yra išlepę ir ieško, kas jais pasirūpintų. Vyrai. Tame tarpe ir moteris taip pat. Taigi, homoseksualumas su tam tikra šiek tiek platesnė savoka, kas gali būti žodis, kuris yra apibūdinamas tam tikrų graikų kalbos žodžių. Čia truputėlį, kad praplėsti mūsų supratimą. Dar kokie žodžiai? Vagys, plėšikai, girtuokliai. Pakankamai aišku, ne? Noriu atkreipti dėmesį. Yra sakoma bažnyčia. Sako, jeigu jūs turite žmonių, kurie sako esą tikinčiais, broliais seserim, tačiau jiems yra būdingos viena ar kita savybė, vieni ar kiti darbai, žinokite, nieko bendro su Dievu neturi. Apaštalas Povilas sako, jie yra lauke, jie yra neteisūs, neteisėjai. Jų darbai liudija apie tai, kokie tie žmonės yra. Todėl, jeigu tai yra broliai seserys, taip vadinami, nebendraukite su jais. Nurodykite jų klaidas, sugėdinkite juos, perspėkite, kad jie eina į Dievo teismą. Sako, ne mūsų reikalas teisti tuos, kurie pasaulyje. Dievas jūs teis. Nereikia lakstyti prie žmonių ir sakyti, žiūrėk, tu pijokas, žiūrėk, tu vagis, žiūrėk, tu ten, žiūrėk, kaip tu gyveni. Ei, susistabdai gatvėje, tu matai, kad tu baigi šeimą sugriauti, ką tu čia dirbi. Bet panašiai esame pašaukti pasirūpinti brolių seserim, kuris sako, taip, aš esu Dievo, bet gyvena kaip pasaulietis, ar ne?
Atsiverskime dar vieną vietą. Laiškas Galatams 5 skyrius, paprašysiu, kad Vytautas neskubėdamas ramiai paskaitytų laiško Galatams 5 skyriaus 19-21 eilutes. Kūno darbai gerai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, vešlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, ir tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Amen. Vėlgi trupai apie bendrą prasmę. Apaštalas Povilas sako tikintiesiems, kad tie, kurie priklauso Jėzui Kristui, jie turi Dievo šventąją dvasią, kurie numarina kūniškąją nuodėmingąją prigimtį ir prikelia žmogų gyventi naują gyvenimą, nauja šventosios dvasios jėga. Taigi tie, kurie yra Kristaus, jie gyvena tam tikrame konflikte. Protas mūsų, Dievo tiesos pažinimas, mūsų vidinis žmogus dvasia ragina tikintįjį gyventi Dievo žodžiu, Dievo tiesa, paklusti Dievui, sakydama, tai yra tikras gyvenimas, tai yra tai, kas atneša mums palaiminimą. Tačiau tikinti žmogus turi ir kūną, kuris tebėra žemiškas, materialus, kūniškas, kur akis mato tai, kas yra žemėje, mato tai, kas yra žemiška ir nori to, kas yra kūniška ir žemiška. Ir šitoj vietoje yra konfliktas. Tie, kurie yra Kristaus, tai yra pašaukti suvaldyti savo kūniškąją prigimtį ir tarnauti Dievui sąmoningai, marinant kūno darbus, skatinant save daryti Dievo darbus. Tai yra sąmoningas tikėjimas, sąmoningas supratimas, sąmoningai suvokiamas konfliktas ir sąmoningas tarnavimas Dievui, darant tai, kas yra Dievo valia. Teorija tokia, gyvenant priklausantis Jėzui Kristui, gyvena dvasia, gyvena Dievo žodžiu. Jeigu žmogus gyvena kūnu ir kūniškai, siekdamas kūniškos sėkmės, kūniško malonumo, pasiduodamas kūno prigimties norams, aistroms, geismams, čia yra problema. Tai gali būti ženklas, kad žmogus neturi nieko bendro su Dievu bendrai, apskritai. Arba gali būti kitas ženklas, kad žmogus pasidavė savo senajai kūniškai prigimčiai ir pasidavė arba pasileido mėgauti kūniškais malonumais. Jeigu tokių yra bažnyčioje, tai va skamba va šitas perspėjimas. Jeigu jūs gyvensite kūnu, mirsite. Jeigu gyvensite dvasia, jeigu dvasia marinsite savo kūniškus darbus, jūs tikrai gyvensite. Ir čia va šitoj vietoj iš tikrųjų yra žymiai platesnis sąrašas, negu mes skaitėme apaštalo Povilo žodį laiške korintiečiams, ar ne? Žymiai daugiau savybių yra parašyta. Ir mes galim vėl ir vėl persiskaityti. Ir pirmoji vietoje eina lytiniai poreikiai. Ištvirkimas, svetimavimas, netyrumas, gašlavimas. Visa tai yra susijęta su mūsų lytinio poreikio arba lytinio geismo pasireiškimais. Tai yra ir nesusivaldymas, ta prasme, bet kokios rūšies nesusivaldymas. Žiūriu ir mėgaujusi to, ką matau, klausausi ir mėgaujusi to, ką girdžiu lytiniai srityje, iš tolo stebiu ir džiaugiuosi, pats dalyvauju ir panašiai. Toliau eina visos kitos ydos. Ir tame tarpe tokie atrodo nekalti dalykai. Pavydas. Ar čia kažkas baisaus? Vaidai, pykčiai, nesutarimai, susiskaldimai. Va šitos dalykus atrodo tokie nekalti dalykai. Kažkada atsimenat, mes kalbėjome apie apkalbas. Kas čia tokio apkalbos? Kas čia tokio? Tai yra kaip saldainis, kurį norėjai, suvalgėjai, skanu, pasibaigė viskas. Bet pasakiau ir neliko, viskas. Bet prieš tokius dalykus skamba labai stiprus ir griežtas Dievo žodis. Apkalbinėtojas yra blogiau už priešą, ne? Prie šito sąrašo. Dėl ko skaitome šiandien šitą sąrašą, brangieji?
viena pagrindinė mintis yra, mes patys save galime pasižiūrėti ir ištirti, ar kartais nėra pas mus kažkokių silpnybių dalykų, kurie viešpaties akivaizdoje yra netinkami. Ir tuo pačiu blaiviai turėtume galimybę įvertinti aplinkui mus gyvenančių žmonės. Nes taip kartais norisi pateisinti žmonės, ypač tuos, kuriuos mylime. Myliu savo vyrą, myliu savo žmoną, myliu savo brolį, myliu savo seserį, pusbrolį, pusseserę, savo gerą draugą. Ir pažiūrėk, koks geras žmogus. Nu, žiūrėk, prie širdies dėk. Ir mes pasišnekam, ir mane paguodžia tas netikintis arba tikintis, kas jis bebūtų, ar ne? Nu, kaip Dievas jį pasmerks? Ir štai yra labai aiškus lakmusas, popierėlis. Turi viešpaties apreiškimą ir pasižiūrėjai, ar šitos savybės jam būdingos ar ne. Jeigu jisai kažkur tame gyvena ir akivaizdu jis neturi Dievo dvasios, neturi Dievo pažinimo ir yra pavojingame kelyje. Laiškas Galatams 5 skyrius 19-21 eilutės. Skaitykime dar vieną rašto ištrauką. Laiškas Efeziečiams 5 skyrius, čia jau su puikiu paraginimu tikintiesiems ir perspėjimu tikintiesiems. Laiškas Efeziečiams 5, pirmos 6 eilutės. Prašau, paskaitykite garsiai. Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mieli vaikai, ir vaikščiokite meilėje, kaip ir Kristus mus pamilo ir atidavė save už mus, kaip aukojimą ir auką Dievui dėl gardaus kvapo. Bet paleistuvystė ir visokia nešvarybė ar godulystė, nei karto tai nebūna minima tarp jūsų, kaip tinka šventiesiems. Nei švankumas, nei kvaila šneka, nei juokavimas, kurie netinka, bet verčiau dėkojimas. Nes žinokite tai, kad joks paleistuvis, nei nešvarus, nei godus, kuris yra stabmeldys, neturi jokio paveldo Kristus ir Dievo karalystėje. Amen. Niekas tai nekrauna jūsų tuščiais žodžiais, nes dėl šitų dalykų Dievo valstybė ateina ant neklusnumo laikų. Amen. Perspėjimas, vėl tas pats perspėjimas, ar ne, su labai konkrečiai savybėm. Ir labai trumpai vėl noriu priminti apaštalo Povilo pateikimą kvietimą. Jūs tikintieji esate pašaukti būti savo dangiškojo tėvo atvaizdais. Dievas tapo jūsų tėvu. Dangiškasis tėvas toks, koks jis yra, įdėjo savo paties prigimtį, savo paties dvasią, jūs tikintis Jėzumi Kristumi. Šitoje vietoje pažaiskim šiek tiek, ar ne? Pabandykim prisiminti bent kai kurias Dievo savybės. Koks yra mūsų Dievas? Jahvė. Kokios savybės? Šventas, gailestingas, teisus, mylintis, galingas, baudžiantis, gydantis, koks dar? Kaip ten bebūtų, iš tikrųjų jūs esate teisus, labai geros savybės. Labiausiai, kas mums žmonėms patinka galvoti, kad Dievas yra meilė. Ne? Dievas myli visus, Dievas myli. Ir kartais žmonės taip džiaugiasi Dievo meilė, kad sako, tas mylintis Dievas, jis niekada nieko nebaus. Bet iš tikrųjų taip nėra. Šalia to, kad jis myli, jis yra ir teisus. Teisus reiškia, jame nėra meilės nuodėmė jokios. Jokio susitaikymo su neteisybė. Bet kurią neteisybę jis turi sudrausti ir nubausti. Jis yra teisus. Ir tuo pačiu jis yra kantrus ir gailestingas. Ar girdite, kokie mes turime būti? Mes mylintis, bet nepakenčiantis neteisybės. Tačiau kartu su ta neteisybė mums tenka gyventi, todėl mes turime būti kantrus ir ištvermingi ir gailestingi ir parodyti išgelbėjimo kelią tam, kuris mus žeidžia savo neteisybėmis, ar ne? Sako, jūs turite būti tėvo atvaizdai. Dievas yra jūsų tėvas, jis jūs pagimdė. Ir apaštalas Povilas sako, sekite Dievą. Sekite Dievą. Kas reiškia, mėgdžiokite Dievą. Matote, kad tėvas daro, jūs darykite, mėgdžiokite Dievą. Taip? Štai būkite tokie. Ir dar vienas praktinis paraginimas yra
Sako, domėkitės, žvelkite, mąstykite ir kalbėkite apie teisingus dalykus. Tai, kas yra nešvaru ir netinkama, kaip karaliaus Jokūbo vertime pasakyta, nė karto to neminėkite. Pamirškite tai. Visą nešvarą. Juokavimas šitoj vietoj lietuviškai skamba išraiška labai gražiai traukti per dantį. Žinot, yra toks juokais ateini pas žmogų, kumštelį į petį ir sakai, o, tu čia matai, a tu čia, o. Nejuokaukite, sako, negalimi tokie juokai. Negalima žeminti žmogaus net ir juokais arba lietuviškai sakant, negalima traukti žmonių per dantį, kad ir kaip būtų, kad ir koks dalykas būtų. Ir toliau vėl tas pats perspėjimas. Ne vienas ištvirkęs, ne vienas netyras, nešvarus, kas yra vėl susietas su žvelgimu į kažką, klausimusi kažko, lietimu kažko, mėgavimusi kažkom lytinėje srityje. Ne vienas netyras, bet netyrumas nesustoja tik ties lytiniais dalykais. Yra nešvaros ir skatinantis nešvarios savybės ir kiti dalykai. Gali būti dalykai, kurie skatina mūsų piktumą, kurie skatina mūsų agresyvumą, skatina taip pat ir kitas blogas savybės. Yra dalykai, kurie mūsų charakterio neugdo į gerą. Kokie dalykai skatina agresyvumą, priešiškumą? Pavyzdžiui, nuotykių filmai. Pavyzdžiui, Jackie Chanas arba Bruce'as Lee, jeigu girdėjote. O be filmų? Ką? O be filmų? Be filmo gali būti, jeigu tavo draugas yra kietas, agresyvus, jis moka muštis ir tu eini su juo, tu jautiesi ramiai, bet jisai praeidamas stumtelį, kepštelį, agresyviai pasižiūrėjo ir tu gal ir sakai, būdamas šalia tokio žmogaus, ne, kad jis čia bereikalo taip, iššaukimai elgesi, taip agresyviai elgesi. Lyg ir nesveikinė, bet tai užkrečia tave. Draugai daro įtaką. Ir yra daugiau paieškojus tų smulkesnių dalykų, galima ir dar surasti tokių dalykų, kurie skatina mūsų neigiamasias charakterio savybės. Taigi, sugrįžtų prie netyrumo, ištvirkęs, netyras, godus. Pavydas ir godumas. Šitoj vietoj du labai susijęti dalykai. Aš noriu to, kas yra pas tave. Yra tokia patarlė. Žmogus nežinojo, apie ką svajoti, kol nepamatė mašiną pas kitą draugą. Ir dabar jis jau žino, kas yra jo svajonė. Bet godumas, tas pavydas ir godumas yra dar pavojingesni tuo, kad žmogus užsimano būtent šito žmogaus, būtent šito automobilio. Būtent šito žmogaus, būtent šito namą. Ir nori šito sklypo, prie ežero, pavyzdžiui, prie upės, būtent šito ir jau pastatyto. Ir gal jūs prisimenate biblinę istoriją apie Jezabelę ir jos vyrą, karalių, jo vardas prasideda raidė A ir dabar man jisai prapuolė. Ahabas. Vaikščiojo žmogus turtingas Izraelio karalius ir jisai sugalvojo, sako, noriu va šito žmogaus sklypo. Noriu. Ir nėra kaip jo pasimti. Norėjau nupirkti, nuėjo žmogaus paprašė, parduok man šitą sklypą, man labai tinka, va, visa mano žemė visur aplinkui, o tu čia kaip koks akmuo stovi mano sklypė. Davai parduok man savo sklypą ir man bus ramu. Jūs atsimenat, žmogus atsisakė parduoti. Ir vaikšto karalius liūdnas, toks liūdnas, kad žmogus neparduoda jam sklypo. Žmona pamatė, sako, jeto, tu susirgai, kas tau yra? Sako, va, turiu žmogų, jis turi sklypą mano žemė ir neparduoda man jo. Tai ką tu, sako, vargstė? Surask du velnio vaikus, tegu paliudija prieš jį neteisingai, kad keikė Dievą, nužudysi, tai sklypas bus to. Karalius taip ir pasakė. Ir va čia yra tas gražus paveikslas, gobšas, pavydas ir gaudumas. Aš noriu ir noriu būtent to. Jeigu tai yra, o gaudumas mūsų krikščionių tarpe koks. Aš noriu būti toks kaip pastorius. O tos pozicijos noriu. Pagarba, valdžia, įtaka, pinigai,
ir mūsų bendruomenė, mūsų bažnyčia yra maža, tų lankytojų nedaug. Bet aš prisipažįstu nuoširdžiai, kiek man teko girdėti priekaišto, kad aš imu jūsų pinigus, kiek man teko išklausyti pastabų, kad tau bepigu gyventi. Ištiesi ranką žmonės tau sumeta pinigų ir tu gyveni savo linksmai. Ir žmogus sako, tai ko tu negali man duoti? Ar tu nustosi ko nors? Tu vėl susirinksi. Vienam kitam sakiau, mielasis, nėra problemų, tu stok ir pamokslauk. Paskaityk Bibliją, paruošk pamokslą, atsistok ir mes tavęs paklausysim, ko tu čia dabar. Ir tau pradėsim pinigus nešti. Tu tik pirmin, davai. Ir kažkodėl nesutikdavo nei vienas, nei antras, bet godumas reiškėsi ne tik tai, kad aš noriu materialaus kažko, aukso, pinigų ar dar ko nors. Godumas reiškėsi tuo, aš noriu pozicijos, aš noriu būtent tokio gyvenimo būdo ir panašiai. Ir ką raštas sako? Nieko bendro su Dievo gyvybė tame nėra. Nieko. Jeigu yra tokia savybė, tu esi stabmeldys, neklausai Dievo. Esi užvaldytas aistros geismo ir tu eini ten, kur tu nori, taip kaip tu nori. Taip? Jokio paklusnumo Dievui, jokio paklusnumo Jėzui Kristui. Nė vienas ištvirkęs, netyras, gobšas stabmeldys nepaveldės Dievo karalystės. Mums tą reikia žinoti. Ir paskutinė rašto vieta, kurį noriu kartu su jumis perskaityti, yra Apreiškimo knyga, 22 skyrius 15 eilutė. Pasiklausykite. Lauke lieka šunys, virtininkai, ištvirkėliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Būkim maloni, paskaitykite 14 eilutė, 14-15 eilutės. Palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų žengti pro vartus į miestą. Stop. Dabar 2 kartus garsiau. Ta pati 14 eilutė, 2 kartus garsiau. Palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų žengti pro vartus į miestą. Ir girdėjom, brolius seserys. Vienas perspėjimas, antras perspėjimas. O lauke lieka šunys, virtininkai, ištvirkėliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Amen. Labai iš tikrųjų griežta, kieta, aštri eilutė. Kas yra gražu šitoje eilutėje, atsiskleidžia visas mūsų krikščioniško gyvenimo gražus paveikslas. Visų mūsų tikinčiųjų viltis yra pasiekti Dievo artumą. Pasiekti Dievo artumą. Jėzus Kristus, kada vaikščiojo žemėje, jisai tikintiesiems pažadėjo, kad tas Dievo artumas gali juos apdovanoti ir džiuginti dar tebe gyvenant kūne. Jono Evangelijos 14, 15, 16 skyriai yra ypatingi skyriai. Jeigu jūs turėsit noro ir galimybę, paskaitykite šitos skyrius. Viešpats Jėzus Kristus sako juose, jeigu jūs mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Ir mes ateisime pas tave, kuris laikaisi mano įsakymų, kuris laikaisi Dievo įsakymų, darai tai, ką aš tau sakau, mes ateisime ir apsigyvensime tavo namuose. Dievo artumas, Dievo artumas. Ir mes tikime, kad atėjus metui mes stosime Dievo artumą į Dievo artumą. Atėjus laikoje, Apreiškimo knyga 22 skyrius sako, Dievas apsigyvens žmonių tarpe. Dievas nužengs ir suvienys tai, kas yra danguje, su to, kas yra žemėje. Dievo šventykla bus tarp žmonių. Žmonės gyvens jo artume, jo akivaizdoje. Mes keliaujame į tai. Tai yra mūsų viltis, mūsų tikslas. O koks yra kelias pasiekti šitą Dievo miestą, Dievo artumą? Labai aiškus atsakymas, ar ne? Vykdyti Dievo įsakymus. Mes kartais blaškomės, kaip, kur, kokius, kuriuos, ar dar kažkas tai. Atsakymas yra, tu turi vykdyti tai, ką tu žinai. Žinai Dievo įsakymus. Štai tavo yra atsakomybė. Žinai kažkurios Dievo įsakymus. Štai tavo pareiga. Štai yra tavo pašaukimas. Tai, ko nežinai, yra tau nepasiekami ir neprieinami.
Bet tai, ką žinai, turi daryti viešpaties Dievo garbei. Tai yra būdas. Kelias yra vykdyti Dievo įsakymus. Iššūkis mums likti ištikimais Dievui iki jo numatytų metų. Jeigu Jėzus Kristus sugrįš anksčiau negu kada mes mirsime kūne, mūsų tikėjimo pabaiga bus Jėzaus Kristaus sugrįžimas, kūnų perkeitimas. Jeigu Dievas leis mums numirti kūne, reiškia pašaukimas tau yra išlaikyti tikėjimą iki mirties. Taigi mes turime likti ištikimi, toks yra Dievo pašaukimas mums. Ir Viešpats sako, jeigu tu nusigrėži, mano siela nesidžiaugs tavim. Nusigrėžimas nuo Dievo įsakymų, nuo Dievo tiesos, nuo pasitikėjimo Jėzumi Kristumi gresia mirtimi, atskirimo nuo Dievo. Taigi, kas lieka lauke? Mes esame pakviesti keliauti į Dievo miestą, kur gyvensime Dievo artume, o kas lieka lauke? Keletas sąvokų yra mums išvardinta, ar ne? Šunys, burtininkai, žudikai, ištvirkeliai, stabmeldžiai, visi, kas mėgsta melą, melagiai. Taigi, trumpai apie šunis. Noriu, kad šunų sąvoką mes išgirstume komentuojant patį apaštalą Petrą. 2 Petro laiškas, 2 skyrius, 20-22 eilutės. 2 Petro 2, 20-22. Aš šiek tiek link šviesos paskaitysiu garsiai. Pradėsiu nuo jeigu. Jeigu ištrūkę iš pasaulio purvyno viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie, žmonės, broliai seserys, tikintieji būktai, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, kur įklimpę? Pasaulio purvynė. Taip? Jeigu jie vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutinko, kaip sako teisinga patarlė, šuo sugrįžta prie savo vėmalo ir išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvynė. Amen. Kas lieka už Dievo miesto sienų? Šunis. Ir va šitoj vietoj noriu, kad mes patys aiškiai suvoktumėme Evangelijos žinios svarbą. Dievo pašaukimas yra didis pašaukimas. Ir Dievas yra Dievas, kuris nemėgsta juokų. Dievas nesako taip ir ne vienu metu. Dievas sako, aš pabandysiu pasakyti, Dievas nėra toks, kuris sako, būk malonus, eik ir nežudyk savo artimą. Bet jeigu tu mano draugas, tu mano vaikas, bet jeigu nužudysi, supranti, aš išsuksiu, duosiu tavo advokatą, duosiu Jėzų Kristų ir mes užglaistysim šitą reikalą ir aš tavį išsuksiu. Ar mums toks Dievas patiktų? Dievas taip nekalba ir bet kurioje kitoje srityje. Jeigu pas Dievą yra taip, vadinasi yra taip ir ne kitaip. Jeigu Dievas pasakė ne, vadinasi ne. Nėra taip, kad tikinti žmogus sakytų, aš tikiu Dievu, bet man nepatinka bažnyčia, man nepatinka tikinti žmonės, man nepatinka daryti tai, ką liepia daryti, aš manau, kad aš galiu gyventi pats nuspręsdamas, kas yra teisinga ir tikrai Dievui nieko blogo nedarysiu ir panašiai. Ir va šitoj vietoj yra didžioji apgaulė, didysis melas, į kurį papuola žmonės bendruomenėje, bažnyčioje. Jeigu tu esi Dievo žmogus, tai kai kurie dalykai tau kaip Dievo žmogui, kaip Dievo vaikui yra būdingi taip kaip medžiui. Kaip Jėzaus pavyzdys yra. Obelis negali vesti kitokių vaisių. Jinai yra obelis. Tikinti žmogus negali kitaip gyventi. Jis yra tikinti žmogus.
Mes kaip tikinti žmonės galime nusidėti, suklupti vieną kartą, antrą kartą, bet mes patys jaučiame, tai yra nenatūralu, tai yra ne mūsų. Mes stengiamės išlipti iš šito purvo, išsivaduoti šitos ydos ir daryti tai, ką Dievas mums sako. Tikintis, tikrai tikintis žmogus verkia viešpaties akivaizdu ir šaukia, viešpatie, aš esu silpnas, bėda, nusidėjau, gelbėk mane, duok jėgos, įkvėpk mane, nenoriu būti toks, koks esu, aš suprantu savo sugėdimą, savo netyrumą, apvalyk mane. O čia yra tikintis žmogus. Bet jeigu žmogus sugrįžta į pasaulį ir gyvena pasaulyje, ir pasaulyje gyvena žmonės ypatingai blogo nedarydami, galbūt nevagia iš kitų, galbūt nedaro žmogžudysčių kažkokių, bet konkrečiai kaip tikinti žmonės yra nenaudingi, skelbiant Evangeliją, skleidžiant Dievo šviesą, gyvenant teisiai, visiškai nenaudingi. Čia yra bėda. Ir štai yra perspėjimas. Šunys yra tie, kurie nusisuko nuo Dievo duoto jiems šventojo pašaukimo ir įsakymo. Žydų tradicija, dėl viso pikto dar papildysiu, žydų tradicijoje šunys buvo visi neapipjaustyti bet kurios tautos žmonės. Būti apipjaustytų reiškia, tu pažįsti tikrąjį Dievą, tu pažįsti Dievo įstatymą, tu gyveni pagal Dievo duotus įstatymus ir nurodymus. Tu esi Dievo žmogus. Visi kiti šunys. Tarp kitko šunims kas yra būdinga? Ką? Galima pasvarstyti. Aš turiu šunį namuose, kambarinę. Galiu pasakyti įdomų dalyką tokią. Prisipažinsiu, nemėgstu šunų iš prigimties, matyt. Mūsų šuo visą laiką yra pamaitintas ir pagirdytas, nupraustas ir sušukuotas. Visą laiką. Ir kaip mane erzina, kad jis lenda į akis, įkyriai ir prašo maisto nuo stalo. Įžūliai kartais. Čia priklauso nuo auklėjimo. Kadangi manęs bijo, tai aš arti iš viso neprisileidžiu. Bet mano dukrytė mažai atiminėja maistą iš rankų. Mažas vaikas, žemai šuo pasiekė, atbėgo pats ir pavagė. Ar tai būtų sūris, ar tai būtų kažkoks, bet kas, ką jinai valgytų, šitą pavagė ir suvalgo. Ir nežiūri į nieką. Visiškai į nieką nežiūri. Aš noriu, man skanu, aš pasiimsiu. Panašiai elgiasi žmonės, šunys. Aš noriu, man reikia ir galiu perkasti gerklę kitam, kuris lys prie mano lėkštės. Tai yra tam tikros savybės, kurios yra atrandamos ir žmonėse, pas mus žmonėse. Bet sustokim ties dviem apibūdinimais. Šunys tai yra tie, kurie nusisuko nuo Dievo pašaukimo, sugrįžo į nuodėmę, į pasaulį ir į pasaulio purvyną. Šunys yra tie, kurie nepažįsta Dievo įstatymo ir jo nesilaiko. Va čia yra šunys. Jie lieka lauke. Kas dar lieka lauke? Burtininkai. Labai įdomus graikų kalbos žodis yra naudojamas šitoj vietoj. Aš noriu jį garsiai pasakyti ir paklausti jūsų, ką jums tai primena. Graikų kalboje žodis burtininkai skamba šitaip. Farmakos. Taip, farmacija. Vaistų pramonė, farmacija, farmakos, burtininkai. Ir tai yra, aš bandau paaiškinti tai tokiu būdu, kad tai yra žmonės, kurie siūlo greitą pagydymą tiems, kurie neklauso Dievo. Bet koks burtininkas, žiūrėkit, ką siūlo? Kortų spėjėjas, sapnų sapnuotojas, astrologas ar dar kas nors. Ir jis tau pasakė, valgyk tą, nevalgyk to, eik ten, daryk tą, nebijok to, daryk tą. Labai greitas pagydymas. O koks yra viešpaties pagydymas? Bet kuriam sergančiam ateini pas viešpatį, sakai, viešpatį, pagydyk mane. Ką Dievas sako? Pažiūrėk į savo kelią. Pažiūrėk į savo darbus. Būk malonus, keisk savo nusistatymą. Keisk savo gyvenimo būdą. Pradėk daryti tai, ką aš tau sakau. Ei, aš nieko nenoriu keisti, aš noriu tabletės. Aš noriu pagydyti, turiu problemą, tabletė, viskas tvarkoja. Viešpats yra mūsų gydytojas, kuris nori gydyti esminę mūsų problemą.
mūsų sąmonės problema, mūsų prigimties problema. Ir tai yra nuodėmė. Nuodėmė yra persmelkusi visą žmogų. O burtininkas pasiūlo greitą pagydymą bet kurios problemos sprendimui, nekeičiant esminės priežasties. Taigi, lauke lieka burtininkai. Lauke lieka žudikai, žmogžudžiai konkrečiai, vėlgi ištvirkėlėje šiek tiek kalbėjom, stabmeldžiai ir visi tie, kurie mėgsta melą. Žodis melas graikų kalboje skamba įdomiai, keistai ir mums pažįstamai. Pseudo. Esat girdėję pseudo žodį? Pseudo tikras. Pseudo garbingas ir panašiai. Ką? Pseudonimas irgi toks paslėpta kažkas, visokį tokių dalykų. Taip, iš tikrųjų galima sakyti, žmonės, kurie mėgsta pseudo tiesą. Mėgsta tiesą, kurie yra panašiai tiesa, bet iš tikrųjų yra melas. Mėgsta religiją, bet iš tikrųjų išsigina Dievo jėgos. Mėgsta garbinti Dievą, bet iš tikrųjų ne taip, kaip Dievas nori, bet taip, kaip atrodo pasaulyje įdomu ir naudinga, ir kūniškumo patenkina ir panašiai. Visi tie, kurie mėgsta melą. Ar mes mėgstam melą? Jo. Ypač kai tiki. Aš čia bandau surasti kitą tokį kūnišką tokį paaiškinimą. Sako, jeigu nemeluosi moteriai, tai niekada nevesi. Moterims, nežinau, gal lengviau šitą atveju. Bet moteris irgi po gero meluoja vyrams, sakydamas, o, tu mano svajonių vyras, praleisiu visą savo gyvenimą, seniai tavęs tokio laukiau ir panašiai. Ir paskui mes turim atlyginimą dėl šito melo. Bet taigi, visa esmė, einu į pabaigą ir bandau užbaigti visą mūsų šitą skaitinį tokiais paprastais žodžiais. Visiems mums, malieji, norėtųsi, kad mes turėtume sąžiningą ir blaivų supratimą visuose dalykuose. Netgi vertindami vienas kitą kaip broliai ir seseris bažnyčioje, mes turėtume turėti blaivų, sveiką supratimą. Meilė, sako, padengia daugybę nuodėmių. Tai, kad mes mylime bažnyčioje vienas kitą Dievo meilę, leidžia mums pakęsti vienas kito netobulumą. Leidžia mus sugyventi, gyventi vienybėje. Tačiau tai neturėtų būti pateisinimas, kaip pasakyti, susitaikyti su vienas kito nusikaltimais, su vienas kito nuodėme nuolat besitęsiančia. Meilė reiškia pakantumą ir tuo pačiu pastangas pakelti žmogų iš purvyno bet kokio. Taip? Ir man norėtųsi, kad mes turėtume sugebėjimą blaiviai įvertinti kiekvieną, kas koks mes esame, pakęsti, mylėti vienas kitą ir tuo pačiu, kaip apreiškime hebrajams yra sakoma, skatinti vienas kitą į meilę ir gerus darbus. Skatinti nepasilikti prie to, kas yra sena, kūniška, pasaulietiška, bet skatinti iškoti to, kas yra iš Dievo, kas yra tiesa, kas yra jo įsakymas, jo įstatymas, jo nurodymas, o visa tai yra gyvenimas, kuris yra palaiminimas mums žmonėms. Ir tuo pačiu nukreipia mūsų akis į mūsų pačių artimiausių žmonės. Šitas įsakymas arba perspėjimas, kurį mes skaitome, suteikia mums atskaitos tašką vertinti savo žmoną, savo vyrą, savo vaiką, savo pusbrolį, brolį, draugą, pažįstamą, bendradarbį, visus žmonės, kurie aplinkui blaiviai, neturint iliuzijų. Atskaitos taškas yra paprastas. Dievas įvertins mus ne pagal mūsų žodžius, netgi ne pagal mūsų gerus norus. Kaip žmonės kartais sako, aš noriu būti geras, bet neturiu laiko. Aš noriu gerą padaryti, bet nėra kada, aš turiu į darbą eiti, turiu ten rūpesčius susitvarkyti, dar kažkokias problemas išsispręsti. Kaip žmonės sako, neturiu laiko gyventi Dievui, kai išeisiu į pensiją, o tada turėsiu laisvą, dirbti nebereikės, vaikai bus užauginti, va tada aš eisiu į bažnyčią ir tada skirsiu laiko Dievo dalykam. Man norisi,
kad mes patys išgirstume Dievo perspėjimą ir aiškiai žinotume, kad pažvelgus į bendrą žmogaus gyvenimo būdą, mes pamatome tikrąją žmogaus prigimtį ir sužinome, kas jis toks pats iš savęs yra. Ar tai būtų bendruomenėje, ar tai būtų pasaulyje. Ir remiantis tuo, mes galime kalbėti jiems apie Dievo malonę. Vienoje vietoje apaštalas Povilas sako tokią tiesą tikintiesiems broliam ir seserim. Kai kurie yra tikintieji buvę mūsų bendruomenės nariai, buvę lankytojai, kurie apsisuko ir išėjo iš bendruomenės, išėjo į pasaulį ir kurie dabar yra, aš negaliu žinoti. Šitų žmonių atžvilgių yra galimi du variantai. Apaštalas Povilas sako, jie išėjo iš mūsų, bet niekada nebuvo mūsų. Tokiems gali būti dar paveikus mūsų liudijimas ir sakymas, Evangelijos tiesos kalbėjimas jiems. Viešpats myli tave, tu gali atgailauti, šauktis Jėzaus, gauti šventąją dvasią, tikrą jėgą gyventi Dievui. Gali būti, kad tie žmonės išgirs, supras, atsivers ir taps tikrai tikinčiaisiais. Nes pats svarbiausias dalykas, apaštalas Povilas sako, yra naujas sukūrimas. Jeigu tu turėsi Dievo gyvybę savyje, tu esi Dievo žmogus. Jeigu tu neturi Dievo dvasios savyje, nežiūrint visų religingų dalykų, žinių, supratimo, elgesio, nieko bendro su Dievu neturi. Ir čia yra labai galingas ir labai rimtas perspėjimas. Tu turi turėti naują dvasią. Bet jeigu žmogus tikrai buvo atgimęs, tikrai turėjo Dievo šventąją dvasią, kurį laiką gyveno ir paskui sako, o man labiau patinka pasaulis, nusisuko ir sugrįžo į pasaulį, šitoj vietoj kelio atgal nebėra. Kelio atgal nebėra. Nebeįmanoma atgaivinti atgailai to, kuris pats nukryžiavo savo Jėzų Kristų ir jį nužudė. Todėl yra sakymas toks, taip, nemėtykite savo brangių dalykų šunims. Nemėtykite. Žinokite. Ir kiauliams nemėtykite, jo. Vieną kartą perspėjai, 2 kartus perspėjai. Palikti žmogų ramybėj. Nes priešingų atveju tai kils tik tai karas, neapykanta ir didelės bėdos. Dievas jį nuteis. Ir perspėjimas mums visiems. Brangieji, Dievas mus pašaukė pasitikėjimui, tikėjimui, paklusnumui ir gyvenimui be nuodėmės, kiek yra įmanoma, kiek tai priklauso nuo mūsų. Turime suvaldyti savo kūniškumą per Dievo dvasią, per jo žodį, iš paties viešpaties malonės ir gyventi teisiai. Nes kas daromi teisybę, tas sulauks viešpaties sudraudimo ir perspėjimo. Ar tai būtų tikintis, ar tai būtų netikintis, kiekvienas savo ruožtu. Turėkime tą galvoti.